Nu va, atvažiavom pas senelį į sodą su dūmu patikrinti. Neskambinė. Tai dabar pažiūrėsim, ar bus. Aišku, kad yra. Nes vartai praviri. Vagių nėra. Dūmas iškart įlindo tikrinti. Pažįstamos vietos. O kas ten krūta? O kas ten vaikšto? Ogi senelis. Ogi dūmas ateina senelio pasveikinti. Va ir senelis. Labas. Aš Tomui filmą darau. Jo. Nu jo, įdėsiu internetą, pažiūrėsim tada vakare. Dabar tik kalbėjau su Tomu, gal 2 valandas. Ir grojo man su gitara ir taip kalbėjom, aš kavą geriu, po to pradedu dokumentus daryti, dar kalbam. Ir taip labai gerai, techninės priemonės, kaip sako. Nu va, pažiūrėsim. Jis ten gerai jaučiasi. Nieko, draugų turi, jaunimas nepasimeta. Reikia užrakinti, nežinau, ar mašiną užrakinau. Va, matosi. Arba kur sužalota yra. Dūmai ne. Ką, čia sysinais? Manai salinoja tą margutę apšlapinti. O paskui nudžiūsta. Neauga, kai šuniukai pasysina. Va, Tomai, žiūrėk, kaip medelis sutvarkytas, obelis sena. Kad jį viršų neaugtų, tai padaryta apipjauto šakos, kad augtų neaukštai, kad galima būtų nuo sustumėmo kopečių pasiekti. Va, koks senas medis. Jam gal 50 metų tą medžių. Tai maždaug. Nu. O ten irgi kaip baobabas atrodo, tas kaip kamštinis medis pasidaręs irgi. Nu visai geras aukštis. Galima pasiekti tą obelį. Baobabinis. O čia ankstyvajam daiginimui kažkas pasodinta, jo? Čia yra bulvės. Ai, bulvės. Ir padengtos. O, tai žaidimas. O čia ten visų daržovės. O ten visokios daržovės, vasarinės. Ir salotos. Nu, o ten jau pernykščiai česnakai išdygė. Taip. Rudenį pasodinti. Va tie česnakai. Ir šalia jų braškės. Aha. Braškės jo arčiau. Va čia braškės. Nu jau yra gyvybė. Nu čia gėlytės va tokios nežymios, bet vis tiek gražu. Narcizai. O šitos nežinau kaip vadinasi. Žydrės. Žydrės. O, gražus pavadinimas. O čia lelyje. Ar ne? Margutė. Margutė šita? Taip. Margutė. Lelyjinis. Svagūną turi pačioj. Aha. Nu kokios čia dar naujienos, ar vynogės nenušalo, einam pažiūrėsim. Yra pumpuriukai sproksai. Šitą rūšį aš turiu Butrimonių gatvėje, bet labai vaikai niokoja vasarą jas. Tai va, pumpuriukai, matai, ko? Jo, čia šilta vieta. Pas mus dar mažesni. Čia gerai atrodo. Čia jų nemažai būna. Oi, būna. Ir valgomos jos visai geros. Labai geros. Ir vynui tinka. Nes aromato turi. Tinka šviežiam valgymui. Aš daug pridaiginęs tokių valgomų mėlių. Medelynų dabar. Ai, medelius pabiški karpyti galima. Nu, karpyti. Užtepti. Ir skiepyti. Aha. Nu, tai gražus čia darbas. Varnienas kapsa. O, varnienas. Aha, neša turbūt į lizdą. Vat įdomu, dabar jis ten ar tik mėto, ieško vabalų. Jis ten daro, pabėgo. O, nunešė va. Aha. Į inkilą. Į inkilą nunešė, va ten. Jo, aukštai, į antrąjį, kur aukščiau. Jo, paminkština jis ten. Nu taip, paklojau savo. Į ąžuolus. O jeigu dūmą pašukuoja, tai dūmo plaukus nuneštų. Aš ant balkono kartais pašukuoju, tai net ore pagauna plaukus. Gaudo ir neša labai gražu. Iš visur. Minkšta, gražu. Nu čia gerai, kad užsitvėrė, dabar jeigu šuva, tai jis neina į svetimą daržą. Nu taip. Čia labai gerai. O obelį žiūrėk, kiek daug žiedinių pumpurų. O. Va, vis skleidžiasi, va, žiedų, kai va.
Tiksliai pilna, čia blogai rodoma. Išvis žiedinių pumpurų pilna. Bus daug, jeigu nenušals, bet vat, anksti ruošiasi žydėti, tai gali būti šalnas. Ir gali nušalti. Jo. Gražus pumpurai. Bet jau kai bus taip. Ne, šalnų greit nebus, dabar 10 dienų bus šilta. Nu tai būtų jau gerai. Jo, praneša, kad jau naktinių šalnų nebebus. Daugiau neatspėja, 10 dienų kažkur atspėja. Bet tai įdomu, kad taip anksti jau skaito, kad nebus, tai reiškia vėliau Parašyta. bus. Tai vėliau bus. Vėliau gali būti. Tai yra blogai. Birželio mėnesį gali būti. Nu, ne, birželio jau paprastai nebūna. Pabaigoj. Pradžioj birželio gali būti. Prieš obelų žydėjimą būna, ne kartą buvo. Nu tai obelis šiemet žydės anksti. Anksti bus. Jau gegužės pirmą turbūt žydės. Mhm. Taip apie 10 gegužės jau žydė. Jo. Nu, kaip močiutės sveikata neblogai. Nu tai taip sunkiai vaikšto. Mhm. Labai. Dėl sąnarių. Nu tai kad sąnariai bendrai kaulai. Kaulai blogai veikia. Taip, praretėjimas. Mhm. Tai pavojinga, gali sulūšnėti. Nu taip. Dabar su lazdelė vaikštinė. Tai reikia čia atvežti su mašina tada, jeigu nori pasėdėti lauke. Kai nelabai mėgsta. Nemėgsta lauko? Nelabai mėgsta. Nu ten mėgsta parke pasėdi nuėjęs. Ai, nueina iki parko. Su Liubauskienė jos vaikšti. Jo. Liubauskienė atvažiuoja prie parko ir ji nueina ir jos ten Taip, valandą ar pusantros pabūna, pašneka. visai tai neblogai. Pasėdi ant tų soliukų. Mhm. O čia ji kažkaip netrokšta važiuoti. Mhm. Jai atrodo per daug didelis sąnaudos. Jo, Važinėti. autobusu tai iš vis nepatogu. Valandą atvažiuoti, valandą parvažiuoti. Taip, pensininko laikas toksai nelabai svarbus. Nu, tai, Į darbą nereikia. kaip man tai, o jin tai nenori. Jo, Tai, va, turi užsiėmimą. Nu, va. tai kaip Tomas nesiskundžia. Ne, jis ten labai gerai jaučiasi. Keliauja po Ameriką, važiuoja, mašiną nusipirko. Mašina ta nebloga, tokia patikima. Važiavo ar 1500 ar daugiau kilometrų į vieną pusę. Los Andžele buvo. Nuo Kanados sienos iki Los Andželo nuvažiavo. Oi, ne. Nu, ir ten gerai pabuvo. Pabraidė po jūrą, po vandenyną. Ramui. Taip. Ten gerai. Nu, panašiai taip kaip Izraelį, tokia šiluma ten yra. Piečiau, o pas juos tai gal porą laipsnių šilčiau negu pas mus. Taip, Žolė didesnė ir ten jau kai kurie medžiai su lapais, o pas mus dar nėra. Nu, va tokie dalykai jau. Greitai važiuosim su dūmu jau.